Štai mes išėjome, liko gal 2 minutės iki didžiojo pasirodymo. Niekas nesijaudina, nes visi viską puikiai moka, viskas lengva. Tai štai, Meras pirmasis pasirodo roko operoje, jisai toks išlenda tartum iš miego, pabudintas paslaptingo sapno, kurio paaiškinimas yra vienas. Meras turi įkurti miestą Niugarduką. Na ir Meras sėkmingai pastato miestą, jame apsigyvena daug fraktalų ir matricų ir kitų skaičių ir dar vienas katinas. Juodas, žylas, geras katinas, kurio vardas buvo Micius. Man teko vaidinti Niugarduko preso leidyklos pagrindinį vyr platintoją, laikraščių berniuką. Jis buvo toks gan lakoniškas ir naivus personažas, todėl man buvo gan sunku į jį įsijausti. Skaitykit šios dienos Niugarduko presą. Niugardukas švenčia savo gimtadienį. Miesto meras Feliksas iš džiaugsmo neturi kur dėtis. Naujausiais duomenimis mieste dabar yra 87 nuošimčiai matematikų ir 1 katinas. Ir visi jie šiandien švenčia! Buvau miestietis, bet buvau nedainuojantis miestietis, bet šokantis miestietis. Aš buvau miestelėnė, tai šokėja. 4 mes buvome ir šokam. Pašėksim, integruosim, nerinksim, susumuosim ir miesto Niugarduką nuotaikingai apdainuosim. Pašėksim, integruosim, nerinksim, susumuosim ir miesto Niugarduką nuotaikingai apdainuosim. Pašėksim, integruosim, nerinksim, susumuosim. Dėja, mano pareigas buvo tik tai atidarinėti ir uždarinėti užuolaidas, bet vis tiek pamačiau, kad atrodo visur pataikiau ten, kur reikia. Ir atrodo viskas bus gerai, bet štai į miestą atvyksta kabaretas. Tokia proga, miesto šventės jubiliejaus proga. Ponios ir ponai! Į miestą atvažiavo kabaretas! Turėjau nuostabų kolektyvą Auksinė kolba su nuostabiausiom merginom mūsų mieste. Rojuje tikrai nėra geriau. Svaigi naktis atvykus publika nustebins dar labiau. Svaigi naktis. Visų didžiausias džiaugsmas buvo tame, jog per tą dainą man reikėjo groti. Tuomet aš galėjau mėgautis visų gražumu, pasirodymo, šokio, galbūt šiek tiek interpretacinio šokio. Svaigi naktis. Tūba tai yra toks didelis suraitytas vamzdis, paimtas iš santechnikos, ir per kurį pučia galima pūsti ir išeina garsas. Toks storas, kaip iš kanalizacijos vamzdžio, arba kaip tualetė, kaip prisėdi, ir kaip būna toks didelis. Tai čia būna tūba. Mes pasidarėm, kad monitoriuose nebūtų pučiamųjų ir man buvo labai gerai groti, nes jų nesigirdėjo. Просто триггерс, vienas pirmas, pirmas, antras, tai trečio nato. C šlepo, C dūrinį triggeris. Ne, tiesiog pagrojo akordai bus aišku. Per roko operą aš
kabareto šokėja, įsiviliojanti moteris Amazonė. Labai daug vadovavau ir aiškinau visiems šokėjam, ką daryti. Sakiau, stok čia, stok ten, daryk tą, daryk tą. Kreivai susirašau? Tą, ten į tą. Pirmas galas dar nėra su jais. Nu, savo, bet tu viena būsi su blakstienom, tai geriau visos būnam be. Katinas, kuris vaikšta vienas, prietranka. Aš tingus ir taip visada bus. Tai mano rolė buvo didelis baimis. Tai atvažiavo kabaretas į miestą. Moterys šoka, žmonės džiaugiasi, smagu. Kazinočiai yra, lošimai. Bet tas chemikų kabaretas buvo labai piktas ir nusprendė suvilioti visas miesto merginas, o labiausiai jie norėjo suvilioti miesto merą Feliksą. Suviliojo jįgi pakviesdami sužaisti kortomis partiją. Nepergyvenkit, čia mano gerbėjas. Kaip merui pinigai baigėsi, nes labai pralošinėjo, aišku, dėl to, kad kabareto šeimininkas konferencija buvo šitasgi Sukčius. Aš esu konferencija. Tai pralaimėjo tą partiją ir, žodžiu, teko, kai pinigai baigėsi, užstatyti savo mero titulą. Taigi, užstatęs mero titulą, aišku, jis jį pralaimėjo, nes kaip visada Sukčius sukčiavo. Jaučiuos be čia, gal nereikėjo man taip daryt. Pralošiu titulą, kam jų garduką dabar teks valdyt. Piktasis konferencija, kabareto vadas, lyderis, oligarchas, nežinau, atamanas. Jis pagrobė, išlošė iš mero titulą ir pradeda valdyti miestą. Pagaliau, titulas mano! Šalin matematikos! Nuo šiol valdžioje chemikai! Chemikai! Visus matematikus uždarėm į požemius, bandėm padaryti revoliuciją. O kaip jos įrišdavo? Vienas kitam užsirišti prieš tai? Nu, užsirišti vienas kitam. Tai gerai, duoda kiekvienam po du. O kam kitas? Mums kitas? Kitas jums. Nes aš meras miesto šio, kortų pralošto, skelbiu įstatymą, kad čia... Ir paaiškėjo, kad tas kabaretas tai iš tiesų chemikai, kurie stengiasi visais būdais pakenkti matematikams. Uždraudė visus mėgiamiausius jų programavimus ir konvergavimus. Integravimus ypač. Ir atrodo visiškas krachas, ką dabar galima padaryti.